Sveiki draugai, sveiki bendraminčiai. Va tokios naujienos. Ukraina šiandien atakavo Krymą, atakavo Simferopolio miestą, atakavo laivų remonto įmonę ir gana stipriai apgadino Rusijos desantinį laivą Minskas. Taip pat smarkiai buvo apgadintas Rusijos povandeninis laivas Rostovas prie Dono. Du laivai, du dideli nuostoliai ir, ką besakytų Rusijos oficialioji valdžia, Rusijos gynybos ministerija, tie laivai yra išvesti ilgam iš rikiuotės. Kokios išvados peršasi? Išvados peršasi tikrai nekokios, kad tos raudonos linijos senai jau yra peržengtos ir mane tikrai stebina Rusijos oficialioji valdžia su tokia pasyvia reakcija. Va, atsiversime mes Telegram Medvedevo kanalą ir perskaitysime eilinį kartą, kaip jis grasins kolektyviniams vakarams, perskaitysime Zacharovos pareiškimą ir eilinį kartą perskaitysime, kaip Rusija smerkia vakarų valstybės už tokius veiksmus. Aišku, yra viena, kad Ukraina negalėtų to atlikti savo jėgomis. Faktiškai Rusija kariauja su NATO ginkluotė, NATO ukrainiečių rankomis. Kodėl degė Simferopolio uostas šiandien? Kodėl nesuveikė priešraketinė gynyba? Na, oficiali versija yra tai, kad buvo perkrova ir iš pradžių buvo paleistos vienos raketos, o vėliau stojo į kovą Ukrainos aviacija su britaniškomis raketomis Storm Shadow, kurios yra paleidžiamos iš lėktuvų. Kaip ten buvo detalės nesvarbu, svarbu faktas, kad Simferopolio uostas degė ir faktas yra tai, kad Rusijos reakcija yra tikrai pasyvi. Tai reiškia, kad kolektyviniai vakarai toliau stums tas raudonas linijas, jie naglės, o jeigu Rusija taip elgsis, tai tikrai gali ir pralaimėti karą. Ar ten yra viskas išvogta, ar tiesiog tie generolai, kurie yra atsakingi, yra prasigėrę, aš nežinau, aš galiu tik spėlioti, manau ir tas. Juk yra minėjęs apie bardaką Rusijos gynybos ministerijoje ir Ramzanas Kadyrovas savo atviram laiške, kurį buvo prieš kurį laiką paskelbęs Telegram kanale. Taip pat apie tas problemas kalbėjo ir Prigožinas, įvardindamas Maskvos generolus parketiniais generolais. Va, manau, tokia yra situacija. Parketiniai generolai lenkia taurelę, geria brangų konjaką, o fronte yra bardakas. Fronto linija nesikeičia jau 1,5 metų, o jeigu keičiasi, tai nežymiai. Doneckas apšaudomas jau daugiau kaip 8 metus, žūsta taikus gyventojai ir tik kalbos. Va, atsiversime Medvedevo, kaip sakiau, Telegram kanalo Zacharovos ir tik bus žodžiai. Jie visi gražiai kalba, tiek Solovjovas, tiek Skabėjevo federalinėse kanaluose. Tai yra gražų žodžiai, bet realybė, mes matome, yra visiškai kitokia. Na, nežinau, kodėl tokios problemos ištinka tokią galingą Rusijos armiją. Ar tikrai tie generolai yra antiek padėję savo gerą dalyką? Ar jie yra nekompetitingi, ar jie atvirai viską sabotuoja? Mes taip pat galime spėlioti. Rusijos generolai. Ir vėl aš norėčiau išvesti istorinės paralelės, kaip buvo anksčiau, kaip elgdavosi Stalinas Antro pasaulinio karo metais. Va, nacistiniai Vokietijai užpuolus Tarybų sąjungą, pradžioje Tarybų sąjungos kariuomenė patirdavo pralaimėjimus, labai stipriai atsitraukinėjo ir Stalinas konkrečiai apkaltino generolą Pavlovą, kuris vadovavo vakarų frontui. Jį apkaltino, jis buvo suimtas ir vėliau Maskvoje sušaudytas. Kaip jis sakė, iš generolo yra ir didelė atsakomybė, iš eilinio to negalima pareikalauti.
ką mes matome dabar, ar lėks tų generolų galvos, juk tai yra jau ne pirmas kartas. Prisiminkime, kaip gana sėkmingai ukrainiečiai dronais atakavo Engelso miestą, kuriame bazuojasi Rusijos strateginė aviacija, kuri gali nešti branduolinį ginklą. Pabrėžiu, tai Rusijos strateginė aviacija, bombonešiai. Jos net įvardyja kaip Bielai Liebedz tos lėktuvus. Taip pat dronais buvo atakuotas Maskvos miestas ir Pskovo aerouostas, o galbūt Pskovo aerouostas buvo atakuotas ir iš Pabaltijo. Bet Rusijos reakcija yra pasyvi, vakarai tą mato ir brėžia tas raudonas linijas. Viskas vyksta tame kare labai keistai. Rusai buvo netoli Kijevo, bet iš karto kažkaip netikėtai prasidėjo dėrybos Stambule ir tada rusai atsitraukė. Vyksta tokie žaidimai, apie kuriuos paprasti žmonės nežino, bet tie, kurie turi logiką ir su galva nėra susipykę, mato, kaip čia viskas vyksta. Britanija elgėsi labai agresyviai, labai ryžtingai ir ko nepasakysi apie Rusijos federaciją. Ir mano manimu įvyks pats liūdniausias dalykas, koks gali įvykti Lietuvai. Manau, kad Britanijos planuose yra vis dėlto pakišti Lenkiją, pakišti Lietuvą ir pakišti tas šalis taip, kad nebūtų į konfliktą įvelta NATO. Manau, bus suformuotas kažkoks dalinys, Ukrainos, Lenkijos, Lietuvos dalinys, korpusas, yra jau informacijos, kad toks dalinys jau formuojamas iki 25 000 kareivių Lenkijoje ir manau, Britai jį aktyvizuos. Kitaip sakant, lietuviai ir lenkai bus pakišti į tą karą. Visa informacija, kuri ateina iš Ukrainos ir iš Rusijos, sako, kad reikalai negerėja, o prastėja, kad konfliktas vis plėsis, apims vis daugiau šalių ir Rusijos padėtis tikrai yra nepavydėtina. Vien tai, kad Šiaurės Korėjos lyderis atvyko į Maskvą, rodo, kad Rusija yra problema su ginkluotė, su sviediniais ar amunicija. Kapitalistinėje Rusijoje, matyt, daug kas yra išvogta, tik visuomenė apie tai nežino, taip kaip ir viskas yra išvogta Lietuvoje. Pasižiūrėkite Lietuvoje, kokie keliai. Šiandien perskaičiau tokią informaciją, kad Kaune žmonės net metasi pinigus, kad išsiasfaltuotų miesto gatvė, kas yra protu nesuvokiama. Ir keisti tie tautiečiai aukoja pinigus bairaktarams, aukoja visokiems aferistėliams, visokiems politiniams klaunams, bet niekaip negali priversti savo administratorių dirbti savo darbą. Tokie yra tauta, kapitalistiniai santykiai pagaidino mūsų tautą ir turime tą, ką turime. Tai tiek tada šiam kartui. Informacija tikrai yra labai liūdna. Ukrainiečių aviacija, ukrainiečių ginkluotosios pajėgos, NATO pagalba vis agresyvėja, smūgiai į Rusiją vis didėja ir manau, kad tas konfliktas ne tik, kad trauksis, o jis tik plėsis. Tai tiek tada šiam kartui ir tada iki kitų kartų.